Lietuva gali ir privalo būti kitokia, teisiškai ir demokratiškai valdoma valstybė, kurioje kiekvienas pilietis turėtų teisę į laimę ir saugų gyvenimą. Išgirsti atvirai išsakomą kitokį požiūrį į valstybės valdymą, bei žmogaus ir valdžios santykius, aktyviai dalyvauti svarstymuose ir tartis, kartu spręsti ir jau šiandien kurti mūsų visų kitokią ateitį. Kviečia radijo stotis Pūkas. Laidose Kitokia Lietuva. Sveiki! Šiandieną tas tarp švenčių, likę keletas dienų iki naujų metų. Noriu visus pasveikinti su artėjančiais naujais metais, su praėjusiam kalėdom. Manau, buvo visiems ramios geros kūčios. Per kalėdas, matot, atšilo, atėjo pavasaris, širdyse neruduo, linksma, gera buvo, nebuvo tikrai gamta neskriaudė šalčiu. Be abejo, žmonės sutaupė ir kūrenimo, apšiltinimui būtų ir namų. Ir manau, kad tikrai pasaulio pabaigos nebuvo, o nebuvo vien dėl to, kad jinai neturėjo būti. Čia, žinot, verslo užmanymai, kad žmonės prisipirktų kruopų, prisipirktų įvairiausių produktų, ruoštųsi, kažko bijotų ir sakytų, ai, vis tiek pasaulio pabaiga bus, tai čia jau gali bet kaip elgtis. Korupcijos lygis be abejo vystosi tokiais atvejais. Viskas vis tiek sako, nieko čia jau nepakeisi, nors kažkiek nugriebti dabar reikia, pasinaudoti kažkuo. Tai visos kalbos, kokios jos bebūtų, visos kalbos, kurios neša nieko paskui save, jos nieko ir netneša. Sandraugos Kitokia Lietuva, manau, tikslai aiškus, šiandieną šiek tiek pristatysime ir pristatysime, ko mes iš tikrųjų siekiame, ką mes nuveikėm per šios metus ir ko nespėjome nuveikti, kas mūsų laukia. Labai norėsiu, kad jūs prisidėtumėte prie mūsų pokalbio. Šiandieną labai daug norėčiau skirti laiko jums, klausytojai bei žiūrovai, kad galėtumėte išsisakyti savo ir galbūt nuoskaudas, galbūt sudužusias viltis, bet nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Kiekviena nesėkmė žmogų grūdina ir jisai tampa tvirtesnis, jisai tampa atsparesnis bet kokiems vėjams. Ir tie tokie minkštakūniai, kurie gyvena kažkokiuose kiaukutuose, gamtoje turbūt matėte, lervutės įvairiausi kirminėliai, kurie gyvena, jie susikuria savo tokį šiltnamio sąlygą ir iš jų neišlenda. Tai, kad mes nebūtume tie į kokosą, į tą kokoną susivynioję ir nelauktume, kad iš tikrųjų žiema praeis, čia mūsų nelies, praeis Lietuvoje emigracija, praeis Lietuvoje visos politinės negandos, nesėkmės ir toliau korupcija plėtosis, toliau viskas bus kaip buvo. Tai mes galim šitai plaukdami laukti ir nieko nesulaukti. Žmonės iš tikrųjų jau neapsikenčia mūsų valdžios, kurie matėte valdė anksčiau 4 metus, dabar 4 metus. Ir kaip gyvenimas negerėja, taip negerėja. O negerėja dėl to, kad žmonės neturi galimybės dirbti. Jie negali savęs išreikšti. Jie visur kažkur apgaunami, jie visur stumdomi, jie visur įžeidinėjami, jie jaučiasi nereikalingi savo tėvynėje. O tai ne tėvynė kalta ir ne mūsų brangi Lietuva, o kalta iš tikrųjų yra mūsų išrinktoji valdžia. Be abejo, negalim dar nieko daug kalbėti apie ateinančius, bet mes ir prieš rinkimus sakėm, kad nesitikėkime, kad kažkas labai pasikeis. Tai be abejo, norėtųsi, kad keistusi. Bet keisis tik tai tada, kada mes patys visus tuos procesus lydėsime savo stebėseną, lydėsime savo įtakojimu, kaip turi valdžia elgtis, o nelaukti, kol jie atėję kažką padarys. Juk jūs matote, kad tie politikai, kurie ateina, tai jie iš tikrųjų paprasti būna žmonės. Paprasti gyvena tarp mūsų ir užtenka peržengti rinkimų barjerą ir jau atsirasti kitoj pusėje išrinktuoju tapti, jau jisai tampa politiku. Politika nėra toks paprastas mokslas ir tai nėra toks paprastas reiškinys, kad būtų galima taip lengvai atėjus valdyti miestą, ateiti valdyti valstybę
Ir mes matome, kaip sunku šiandieną mūsų gerbiamai prezidentai, kai visa sistema yra tiek įrūgusi, yra tiek susirišusi vieni su kitais, susikabinę rankomis, kad neįmanoma atplėšti vienas nuo kito. Ir tada įvairiais būdais veikia, kiek gali prezidentė, kad jinai čia nesikišk, ko čia kišasi prezidentė. Tai ką mes išrinkome prezidentę? Tam, kad jinai stebėtų ir matytų, kaip mūsų Lietuva žlunga, kaip mes gražiai mūsų vaikai išvažiuoja į užsienį. Jinai negali to kentėti ir matyti. Tai turėtume mes visi, visa visuomenė būti vieningi, suprasti, dalintis informaciją. Ir mūsų didžiausias tikslas, kad mes kalbėtumės. Jeigu mes kalbėsimės, mes tikrai ką nors pasidalinsime informaciją, žinojimu. Ir mes turim savo kaimynui, savo broliui, savo seseriai, savo tėvams, savo bendradarbiui. Visiems sakyti, ar mes patenkinti šiandieną, kaip dirba mūsų išrinktieji, mūsų valdžia. Ar mes patenkinti teismais, ar mes patenkinti Seimo darbu, ar mes patenkinti, kaip šiandieną elgėsi su mumis valdininkai, biurokratų aparatai. Jūs matote, kaip jie pasikėlė visi, kokie jie čia atėję ant mūsų kažkokių tai galvų, žinot, jie čia viršininkai. Niekas juos nepaskyrė būti čia didžiausiais mūsų viršininkais. Jie tarnai mūsų, jie mūsų surinktais pinigais kuria gyvenimą, kuria Lietuvą, kuria miestus ir mes matom, ką jie sukuria. Žinot, gana ašaroti, gana, čia, žinot, nuleidus galvą vaikščioti. Mūsų Lietuva, mūsų tėvynė ir mes privalome patys pasirūpinti ją. Tad tokia tema, apie ką norėsim kalbėti. Mūsų svečias šiandieną jau jums turbūt gerai pažįstamas, tai Sandraugos kitokia Lietuva, prezidiumo narys Jonas Šiškauskas. Sveiki. Ir mūsų studijos telefonas, kadangi mes esame tiesioginėme eteryje, laidoje, kurie skirta jums, tai galite skambinti 34 0077, Kauno kodas 837. Tad laukiu jūsų klausimų, jūsų komentarų, jūsų pasiūlymų, ką vis tik tai reikėtų daryti. Norėčiau pasakyti tai, kad 22 dieną, šeštadienį, įvyko Sandraugos kitokia Lietuva visuotinis susirinkimas, kuriame buvo patvirtinti nauji įstatai. Jie šiek tiek pakeitė galimybės dalyvauti mūsų veikloje. Juos labai supaprastinom, šiek tiek buvo per griežti galbūt, tokie uždedantis kažkokias normas. Šiandieną aš galiu jums tik tai pristatyti, kad yra 3 tikslai mūsų, kuriuos mes numatėme šiuose įstatuose. Tai vienas tai yra siekti, kad Lietuvos Respublikoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų. Turi laikytis įstatymų ir išrinkti, turi laikytis ir paprasti gyventojai, turi laikytis visi, kurie gyvena savo valstybėje. Užtenka įstatymų, tikrai pakankamai jų yra. Ir konstituciją reikia gerbti. Konstitucija, kaip žinote, taip pat yra įstatymas, kurį reikia laikytis ir gerbti. Pažiūrėkime, kaip šiandieną viskas atsipalaidavę ir daro kas, ką nori. Antras, siekti, kad nacionalinės regioninės politikos vienas iš prioritetų būtų kultūros problemos. Juk žinome, kad be kultūros, be savo šaknų, be savo žinojimų, be savo potencialo kūrybinio, be išsaugojimo vertybių Lietuva tikrai išnyks. Ir trečias yra siekti, kad Lietuvos Respublikoje būtų valstybė be korupcijos. Štai mūsų 3 tikslai, kuriuos Sandrauga kitokia Lietuva vienai per kitaip, stiprindama jėgas, apjungdama Lietuvoje gyvenančius ir ne Lietuvoje gyvenančius mūsų tautiečius, bandysime šios 3 tikslus siekti ir įgyvendinti. Kuo supaprastėjo įstatuose mūsų numatyti narystės, kad nariui nereikės privalomai mokėti jokio nario mokesčio. Žinot, gaila, kada ateina pagyvenęs mūsų garbaus amžiaus žmogus, jisai labai nori dalyvauti ir jam ten tas 5 litai ar 3 litai per mėnesį. Iš tikrųjų, galbūt jam ir nėra lengva našta. Jeigu jisai gali, be abejo, kiekvienas pagal savo galimybės galės, kiek galės
prisidėti prie mūsų veiklos. Būsime labai dėkingi ir esame dėkingi, kurie iš tikrųjų suaukojo pakankamai nemažą sumą pinigų, kuriuos mes jau galime šiek tiek pajudėti iš mirties taško ir labai visiems ačiū. Dalyvauti galės visi, kurie norės. Čia šiek tiek buvo apribota mūsų įstatuose dėl partijų, bet mes matome, kad tos partijos sutraukia daug protingų žmonių, kurie šiandieną negali dalyvauti. Nes ten yra viršūnėliai, žinot, tie karaliukai, tokie, kurie būna vienasmeninė partija. Žinot, mes galbūt šiandieną Jonas labai norės apie tai truputį pakalbėti, bet vat yra pirmininkas partijos ir kaip jis pasakys, taip ir bus. Tai pas mus tokių dalykų tikrai nenumatyta, kad tai būtų. Ir mes netgi buvusius partijos narius, jeigu jis pamato, kad jis suklydo, jis buvo kažkuo tai pakviestas dirbti kartu, pamatė, kad ten ne taip, prašom, visi kreipkitės, visus priimsim, kurie nori dirbti Lietuvai. Mūsų tikslai labai aiškus, 3. Ir tikrai aš manau, kad turėtų apvienyti žmonės. Ir noriu priminti Sandraugos Kitokia Lietuva mūsų administracijos telefoną. Tai 86 85 24 724. Tad skambinkite, kas norėsite, ar po laidos, ar kada pakalbėti, o dabar galbūt jau Jonai aš čia neduodu pasisakytis, nekantraudamas laukia, tart žodį, pasveikinti jūs turbūt su šventėm. Tad Jonas Juškauskas. Labą dieną, gerbiami Lietuvos žmonės. Malonu sveikinti su jumis, tai per televiziją, radijo bangomis. Sveikinu visus su praėjusiamis šventėmis, su artėjančiais naujais metais. Noriu palinkėti visiems geros sveikatos, gerų naujų metų, kad kiti metai būtų geresni negu praėję metai, kadangi, kaip visi žinot, turim išrinktą naują Seimą, naują vyriausybę. Manau, kad visas bėdas, visus nesusipratimus, kurie buvo su valdininkais, turim palikti praėjusiuose metuose. Ir turim tapti visi aktyvus politiškai ir padėti išrinktai valdžiai, kiek įmanoma dirbti, kad dirbtų Lietuvos labui. Ir jeigu matome, kad yra kažkokie tai nesusipratimai, arba jeigu mūsų išrinktieji tampa, kaip sakant, dirbantis tik į savo kišenę, tai jungiantis į Sandraugą Kitokią Lietuvą, juos sudrausmint ir privers dirbti, kad jie turėtų dirbti Lietuvos labui. Kad mes turim iš ko pasimokyti, kaip dirbo praeita mūsų valdžia. Tai šito neturėtų būti. Kaip gerbiamas Kęstutis ir minėjo, kad yra pakeisti įstatai ir tai nebūtų vienvaldis partijos lyderis pasakė ir taip bus. Taip neturėtų būti. Ir taip tikrai nebus, kadangi Sandrauga Kitokia Lietuva, visi nariai turi balsavimo teisę ir visi už tai balsuoja. Kas gerai, kas blogai, kolegialiai pasitarėm ir nubalsuojam vienu ar kitu klausimu. Negaliu nepaminėti vieno mūsų Sandraugos nario, sakykime, poetas, satyrikas, tokį ketureilį. Sveikinu Seimą, sveikinu vyriausybę, kad iš 3 pasileidėlių atėmė nekaltybę. Iš tiesų, manau, kad naujoji valdžia rodo kažkokias tai pastangas, kaip jiem tas pavyks. Kaip pasakė, nuo naujųjų metų minimumas bus 1000 litų. Nemanau, kad tas 1000 litų išspręs mūsų vargstančių problemas. Tai žmogus negaus tik 1000 litų. Vienas 800, tai kažkiek tai. Vienas dalykas, tas žmogus negaus, kitas dalykas, tas pats verslininkas turės mokėti
ne 1000, o sakykime 1300 litų. Vienu žodžiu, tai yra netaip paprasta. Ir žiūrint iš šios dienos aktualijas, tai mano galva turėtų būti, kad ir 2000. Bet pagal esamą Lietuvos padėtį, pagal visą tą mūsų rinką ir pagal tai, kaip gyvena išrinktieji, ir jeigu pažiūrėt santykį mūsų išrinktųjų, kurie, kaip gerbiamas Kęstutis minėjo, išrenka ir jie staigiai atsiriboja, kažkur tai lygtai peržengia kažkokią tai ribą. Į rojų. Į rojų papuolė. Nu, galima sakyti, kad ir į rojų pakliuvo. Jūs įsivaizduokit, jie yra tarnai ir turimam tarnauti. Tik kai aš ir minėjau praeitose laidose, Sandrauga kitokia Lietuva sudarys su jūsų pagalba visų, kurie pritarė Sandrauga kitokia Lietuva, apie mūsų valdančiuosius, sakykime, tokį internetinį puslapį. Ir kaip aš prašiau, kas ką turit, kokią informaciją, ne vieną Bobas sakė, bet konkrečią informaciją, kad mes galėtume sudaryti apie tos žmonės informaciją, kas yra, kokie yra, kaip jie praturtėjo. Nu, negali tai būti, kad peržengia, suprantate, tą slenkstį išganingą, per kadenciją patampa milijonieriais. Kuo daugiau milijonierių, tuo daugiau atsiranda skurstančių. Tai manau, kad yra neteisinga ir mūsų tikslas, kaip gerbiamas Kęstutis minėjo, kad mes turim žiūrėti ir prižiūrėti, kad mažiau būtų tų tokių korupcionierių, sakyčiau. O sakykit, Jonai, ar jūs prieš tuos žmonės milijonierius, ar jūs prieš tuos, kurie neteisėtai praturtėja, neteisingų kelių? Labai jūs gerai pasakėt, tikrai ne prieš milijonierius, tikrai ne. Bet aš už tokį milijonierių, kuris sukuria savo darbu. Ir ne tai, kad, daleiskim, žmogus dirba, aš turiu galvoj, pas milijonierių dirbantį žmogų, kuris dirba 12 valandų, nu ir... Ir visą laiką rūpi? Ir suprantat, ir gauna minimumą. Nu, tai, apie tas kalbė. Tai suprantat, nu tikrai yra neteisingai. Jo, matote, aš tai manau, kad visi darbo santykiai yra apibriežti kodekse, kur būtent konservatoriai dabar liberalizavo įstatymus. Tai, žinot, žmonės kovojo labai daug metų už tam tikrus santykius ir po to elkis kaip nori. Kaip jūs sakote, 12 valandų dirbk, kai gauni tą minimumą, arba, žinot, žmogus atėjęs visai gali nedirbti, tik ateiti į darbą. Ir įvairūs dalykai, tie, kurie turėtų apspręsti įstatymais jų santykius, tai šiandieną juos pakeitė ir jau daug galimybių tiems, kurie valdo situaciją, daug galimybių yra manipuliuoti. Tai galbūt čia per daug tos darbo santykius šiandieną neliestume, bet man norėtųsi dar šiek tiek ir klausytojų mūsų paprašyti, kad išsakykite jūs savo nuomonę, ko jūs norėtumėte, ko jūs tikitės iš mūsų valstybėje gyvenimo, ko jūs tikitės iš mūsų vaikų ateitis, kokia bus, ko jūs norėtumėte, kad būtent dabar nauja atėjusi valdžia, kad ką jinai padarys, kad gyvenimas Lietuvoje taptų geresnis, gražesnis, kad žmonės pradėtų elgtis kultūringiau, kad žmonės pradėtų elgtis mandagiau vienas su kitu, kad jie susikalbėtų. Ir mūsų didžiausias tikslas, kad žmonės kalbėtųsi apskritai, kad jie kalbėtųsi tarpusavyje, kad jie dalintųsi informaciją. Ta aš kartosiu ir kartosiu ir kartosiu, kad tik vienintelis dalykas, kai vieninga tauta tampa tada, kada jie susikalba. Netgi šeimoje, pasižiūrėkite, kaip sunku susikalbėti dviem žmonėm šeimoje. Kiek pykčių, kiek kivirčių, kiek įvairiausių tų tokių, vat aš kaip norėsiu, tai bus, kaip aš norėsiu, vėl tai bus. Yra tie santykiai, žinot, nuo vaikų, kurie matydami tėvų santykius, kurie matydami mokyklose santykius, kurie matydami darbe, kur matydami su valdžios struktūrose. Pažiūrėkime šiandieną nuėję į bet kokią įstaigą, kur reikia jums kažkokio tai pažymos, kur reikia jums kažkokio tai parašo.
Na ir ten prirašyti reglamentai, dėl ko ten kaip turi būti. Na ir pradeda tą žmogų visais būdais gręžti, spausti, kad jisai ten, žinot, jau nežino, kaip ten prašyti, kad tik tai tu jo čia per daug, nu, netampyk, nestumdyk. Tada ateina, kad jis būtų geresnis, atneša kažkokį tai ten dovanėlę, dar kažką tai. Jie gauna atlyginimą iš mūsų mokėtojų kišenės. Ir jie turi atlikti savo darbą ir dirbti. Kodėl šiandien taip yra? Nežinau, gal Jonai, jūs žinot. Aš norėčiau, kaip jūs paminėjot, apie santykių liberalizavimą, suprantat. Verslininkas sako savo darbuotojams, kad pakelt Lietuvoje ekonomiką, dabar mes dirbsim nuo 8 iki 10. Gerai, visi dirba nuo 8 iki 22 valandos. Dirba, viena moteriškė 6 valandą sako, atsistoja, viso gero, aš einu namo. Kitą dieną tai vėl visi dirba nuo 8 iki 22. Viena moteriškė atsistoja 6 valandą ir sako, viso gero, aš einu namo. Neapsikentęs vienas darbuotojas nueina pas įmonės savininką ir sako, bet man pasakyk, kaip čia yra. Mes dirbame visi nuo 8 iki 22, o jinai 6 valandą eina namo. Tai sako, gerbėmieji, jinai atostogose. Jūs įsivaizduojat, žmogus, kaip žmogų priverčia tie santykių liberalizavimas, iš tiesų padarys vergais. Kuo toliau, to blogiau. Reiškia, mes turim Lietuvoje pagrindinį įstatymą, mūsų konstituciją. Ir jeigu mes negerbsim konstitucijos, tai aš nežinau, kur mes nueisim. Jo, noriu priminti studijos telefoną 34 0077, Kauno kodas 837. Pabandykime pasiaiškinti, ko mes iš tikrųjų siekiame, kokie mūsų tikslai, ko norėtų paprastas žmogus, kuris šiandieną galvoja apie migraciją. Man labai liūdna, kada, žinot, parašo žmogus, kad štai aš pavargau nuo visko ir mano jau vienintelis pasirinkimas palikti Lietuvą. Palikti Lietuvą, išvažiuoti. Kur jis išvažiuoja? Kaip Jonai galvoja? Į rojų važiuoja? Kur jis važiuoja? Kur jis papuola? Aš manau, žmogus taip. Jis išvažiuoja ne šiaip savo. O išvažiuoja dėl to, kad mūsų gerbiamų seimūnų leidžiami įstatymai yra netobuli. Pasižiūrėkim dabar. Ot paprastas dalykas. Mes nueinam pas valdininką ir, kaip jūs sakot, kokį jie pasikėlė, galvas iškėlė. Ateina žmogelis galvą nulenkęs ir prašo kažką tai jam padaryti. Nežinau aš ten visų kitų sričių, bet labai gerai žinau, kas liečia statybą, kas liečia projektavimą. Tai dabar nuėjus į savivaldybę pas klerką, kuris, sakykime, nu, gerai, kad dar turi išsilavinimą tas klerkas, bet pasižiūrėjus taip atidžiau, tai paprastai sėdi žmogelį, nu, vidurinį išsilavinimą turi, ar tai sėdi ne pagal savo tą specialybę. Yra labai daug tokių valdininkų. Ir dabar tas valdininkas iš vienos pusės gauna palyginti, nu, iš tiesų nedidelį tą atlyginimą. Tai jis ir pradeda žiūrėti, skaito va, tos įstatymus, o ten taip parašyta, kad gali pažiūrėti ir vienaip, ir kitaip. Ir tas tų įstatymų netobulumas leidžia tam valdininkui tą įstatymą interpretuoti įvairiai. Bet Jonai, aš noriu pertraukti šioje vietoje, kad nenueitum toliau. Pažiūrėkime elgesį valdininkų, kurie šiandieną užima postus tam tikrus. Ir ar jie iš vis dirba pagal įstatymus? Aš labai daugeliu žmonių parekomenduoju, kai manęs ateina klausti, ką man daryti. Tu sakau, nueisi pas tą valdininką, tu jau paklaus pagal kokį įstatymą, jisai tau atsakė tokį atsakymą. Suprantat, pradė kažką klausti, jisai kalba, jisai tau reguliuoja, bet jis nesilaiko pats įstatymų. Tai tie įstatymai gal nėra dar tokie ir blogi, bet jų nieks negerbė. Ir tų įstatymų negerbimų, pažeidinėjimų, ne viena institucija taip, kad užsiimtų ir priverstų jas ginti viešą interesą, kad jie laikytųsi tų įstatymų. Jie net nežino tų įstatymų, pagal ką jis gavo darbą, jį ten tėtis ar ten giminė koks įdarbino ir jam tie įstatymai visiškai vienodai rodo. Jis prisitaiko prie tos situacijos. Aš nekalbu apie tą žmogų, kuris ten ateina. Tam žmogui, su to žmogum absoliučiai nesiskaito. Ką kalbėti apie žmogų, kuris nueina nežinodamas įstatymų, jeigu sandrauga kitokia Lietuva arba žurnalistai parašo raštą ir tai Kauno savivaldybė
nesugeba atsakyti pagal tuos įstatymus, kaip reikalauja pagal reglamentą. Jie nesugeba, jie tyčiojasi iš mūsų. Nu, manyčiau, Jie sugebėtų, nes jie turi visus dokumentus. Jie neduoda tos informacijos. Jeigu tyčiasi, tai čia iš vis katastrofa. Aš manau, kad jie nesugeba. Galbūt jie nežino tų įstatymų. Tai mūsų tikslas ir privers, kad jie į tuos įstatymus pasižiūrėtų ir dirbtų pagal įstatymus, o ne taip, kaip jiems šauna į galvą. Taip, o čia ir yra svarbiausia, kad mes patys iš jų nereikalaujam atsakymų. Pavyzdžiui, mes parašom, jie atsako, mes ką galim pasityčioti, apskundžiam, atiduodam prokuratūrą, atiduodam kažkam svet klausimą, nesprendžia. Ir jiem už tai nieko nebūna. Tada jie ir apauga savo, žinot, maurais tokiais. Ir prie jo neprieisi, ten mauras sėdė, suprantat, kur bėda. Paskambino mums Vilius iš Kauno, klausome Viliau jūsų. Labas rytas, mėlieji Jonai ir Kęstuti. Žinot, pasveikinu jūs su praėjusiam šventom kalėdom, su artėjančiais naujaisiais metais, kurie atrieda senučiukais ratais. Manau, dar senas 13 vežimas mus dar pavežios, jeigu neišskirs likimas. Ir aš labai laimingas pasijusiu, jei į 61 Ringuvos dar pakviestas būsiu. Mėlieji mano, atidžiai perskaičiau įstatus, mintimis perskaičiau, aš nuo originalo neturiu. Ir man kilo daug minčių. Parašiau aš visą kūrinėlį, 7 punktai, bet aš čia per daug laiko užimsiu, daug kas nori pasisakyti. Aš gal tik tai porą paskaitysiu. Pakviesiu ateiti į sandraugą kauniečius ir visus Lietuvos žmonės. Ateik į sandraugą, kas tu bebūtum, bedalis arba turčius. Ateik į sandraugą ir jeigu pagalbos šauksmui tu esi nekurčias. Ateik į partiją, ateik į sandraugą, kokioj tu partijoje bebūsi. Ateik į sandraugą, nes čia visi mes vieningi būsim. Ateik į sandraugą, ir nes mums čia partija viena gyva. Mūsų partija, Tėvynė Lietuva, turiu 7 tokius pagal visus mūsų punktus, bet paliksiu gal kitą kartą, šalia Jono atsisėsiu. Sėkmės jums, mėlieji, laimingų metų. Dėkojam Viliui, Vilius kaip visada poetiškai nusiteikęs, geroj nuotaikoje, taip ir reikia. Žinot, nereikia čia susiraukti, liūdėti, gyvenimas eina, kiekviena diena yra brangi, kiekviena diena yra kova ir aš manau, kad reikia visą laiką žinoti, dėl ko mes kovojame, dėl ko mes susivienyti norime, turėti tikslą. O tikslas tai yra mūsų vienas – Lietuva, kaip ir pasakė Vilius, tai yra mūsų tėvynės išsaugojimas. Kas yra priešai? Labai daug kas čia, žinot, vieni nukreipia dėmesį, čia rusai priešai, čia su tankais atvažiuos, čia lenkai priešai, čia amerikonai priešai, čia dar kažkas tai priešai. Žinot, yra šiuo laiku, tai priešai mes patys savo. Mes patys priešai. Nes mes neužstojam savo tėvynės, jinai blaškoma, mes už ją nekovojam, mes pasiduodam, parsiduodam, ieškome įvairiausių dalykų, kurie mus paverčia kažkokiais tai vartotojais, lojaliais vartotojais, kažkokias lojalumo korteles išdavinėja, tu tik pirk, tu tik tai lysk, tu tik tai prasiskolink bankam, pažiūrėkite šiandieną, kaip gyvenam. Ar mes gyvenam iš to, ką uždirbam? Mes visi norim būti laimingi, prisijėmę pinigų ir prisipirkę savo daiktų. O po to, kai reikia atiduoti, tai sako, tik durdė atiduoda skolas. Tai kas priešai, kas mus kiša? Kieno politika? Šiandieną galbūt neliesime mes tų globalių dalykų, kadangi čia yra sudėtingi dalykai ir pabandyti žmogui paaiškinti, kad tai vyksta ne mūsų pačių norais, kad tai vyksta ne tai, kad mes taip norim, kad būtų, bet kažkieno tai užmanytas scenarijus,
kurie kalba labai aiškiai, kad yra per daug žmonių pasaulyje, kad reikia jų mažinti. Tai tada įvairiausiais būdais jie mažina. Matote visokios ligos, epidemijos, įvairiausi dalykai, kurie šiandieną, kaip prasiaiškina, lyg tai kažkur tai nueina viešoje erdvėje informacija, kad tai buvo sukurta, kažkoks tai ten kiaulių gripas, ten dar kažkoks paleistas virusas, kur po to žmonės vėl bėga ieškoti vaistų, nieks nenori mirti, visi nori gyventi. Tai visos tos sistemos yra kuriamos ir mes atsparus būsim tada, kada mes neįsileisime. Neįsileisime nei minčių, nei tokių svetimybių ir nenorėsime būti modernus, madingi, o norėsime būti savo tautos vaikai. Tada mes ir žinosime, kas mūsų priešas. Neleiskime tiem priešams, kurie matomi, nematomi. Su tankais dabar nieks nevažiuos. Yra kitos priemonės. Tai čia gąsdinti, žinot, energetinės sistemos, nepriklausomos, visokie kiti dalykai. Be abejo, viskas labai svarbu, kad mes turėtume jaukią buitį, kad mes galėtume pragyventi laimingi, vaikus auginti, ugdyti juos. Ir kaip paminėjau Jonas apie žmonių dirbančių, įsilavinusių, neįsilavinusių, čia atskira tema. Ką dabar lavina? Į kur dabar vaikai eina? Ką jam dabar, kokias jam žinias duoda? Pažiūrėkime, tų diplomų dalybą, Lietuvą visą apdalinti galėsime diplomais. Kas iš to, kas pasikeis? Kas nuo to pasikeisis ten? Baigė aukštą mokslą, nebaigė, pažiūrėkime, kokias jis žinias gavo, koks jisai specialistas. Jeigu šiandieną žmogus jaunas, dirbti nenori, jis išvažiuoja į užsienį, jis ten dirba, o Lietuvoje jis nenori dirbti. Kodėl? Kaip jūs galvojat, Jonai, kur čia yra bėdos? Ar čia trūksta žinių? Kodėl vaikai nemyli Lietuvos? Kodėl jie nežino, kad tėvynė yra pats brangiausias dalykas, kurį reikia gerbti, mylėti ir dirbti, aukotis dėl jos, vargti dėl tėvynės? Aš galvoju, kad pagrindinis dalykas, dėl ko nemyli Lietuvos, tai kaip jūs ir minėjot, kad tai yra kažkieno tai sumanyta sugriauti mūsų tėvynę. Pasižiūrėkim, kas dabar darosi. Kaip yra padorumas sunaikintas, moralė sunaikinta, pramogų daug, labai gerai, pramogų yra, alkoholios įliejasi upelis, narkotikų prašau ir visiems sudaryta tokia nuomonė, kad kuo greičiau praturtėti. Nesvarbu, kaip praturtėti, svarbu praturtėti. Nes ir mes turim pavyzdį. Pavyzdys tai yra mūsų valdininkai, mūsų valdantieji. Pagal konstituciją mūsų išrinktieji Kauno savivaldybė turi mums pateikti ataskaitą už 4 metus, ką jie gavo, kur padėjo tos pinigus. Ar mes gausime iš jų tą ataskaitą? Paprašysim, kad mums pateiktų. Man labai patiko naujieji nariai, kurie ateina į Santrauką Kitokia Lietuva. Tai labai aktyvus žmogus atsirado Anykščiuose, kurio tikrai nuomonė ir nuostatos sutampa su mūsų deklaruojamomis. Tai yra ponas Eugenijus iš Klaipėdos, ponas Vytautas. Žmonės neapsikentė, jungiasi pas mus į Sandraugą. Ir jeigu Lietuva pabus, tai tikrai, kad manau, kitais metais mes tikrai padėsim visiems skurstantiems, kiek mūsų leis jėgos. Ir kaip Kęstutis minėjo, žmonės iš paskutinių saukoja mums, kad mes galėtume šiek tiek judėti. O valdininkai pasidarė tokius įstatymus, kad iš mūsų visų pinigų susirenka savo, pasidaro tokį finansavimą. Ir kai buvo dabar prieš naujus metus, prieš rinkimus tiksliau, lyderių formos, pasižiūrėkit, kokį metam yra pinigai ir kaip yra kalama tam žmogui, kalama. Ir tikrai, kad eilinis žmogus pasimeta. Ir jeigu žmogus nebus politiškas, nebus aktyvus, tai ir toliau įmurgdys ir tiek sumurgdys, kad nežinau, turbūt ir pensininkai jau važiuos kažkur tai, nes paprasčiausiai nebeišgyvens. O tikslas turbūt yra toks - sunaikinti mūsų tėvynę. Atsiprašysiu truputį, paskambino mums Sigitas iš Alytaus. Klausome jūsų. Iš Dzūkijos laukiame skambučio. Labą dieną. Sveiki, Sigitai. Su šventėmis norint pasveikinti
praėjusiom, ateinančiom ir biškį paklaust, kai ko norėjau. Kaip čia su ta elektra, kai tas saulės baterijas, tai ir superka po litą 50, litą 80 moka. Koks čia tikslas tų valdininkų, nesuprantu šito tikslo. Gi čia monkės biznis mano galva gaunasi. Kaip čia yra, kad moka tas pats... Ar girdit mane, Sigita? Sigita, girdit mane? Ar jau atsijungit? Kaip jūs pats galvojate? Aš norėjau, kad jūs pats atsakytumėt, kad žmonės šiandieną moka, aš ten tiksliai nepasakysiu, 40 kelis centus, ar ne? O saulės energiją superka už 1,5 lito. Vat čia tas monkės biznis, beždžionės biznis. Tai čia, va čia ir yra klausimas. Kaip čia yra? Ir jūs sumokat prie elektros prideda mokestį, kuris VEP vadinasi, visuomenės interesus atitinkantis mokestis. Ir būtent po 10 centų kažkur tai pridėta šito mokesčio prie kiekvieno kilovato. Ir jūs mokate už tai, kad sumokėtų tiems, kurie gerai uždirba šiandieną ir gerą biznį turi už saulės energiją. Tai jau išsigudrina dar taip, kad jie tą energiją paima, prasuka pro savo skaitliuką, nes jie perka po 40 kelis centus, o parduoda už 1,5 lito. Tai jau tik užtenka prasukti pro skaitliukus ir jau jie iškart uždirba. Tai čia, žinot, yra nepaprastai jautrus klausimas žmonėms. Ir žmonės turi šitokius dalykus žinoti. Ir neleisti šitaip jų kvailinti. Jei kažkas uždirba pinigus, tegul jie uždirba. Visa mūsų energija Lietuvoje gaminanti, elektrėnuose, šiluminėse, visur kitur, jinai nekonkurencinga, jinai per brangiai pagaminama. Yra elektros pigiau. Ir gali valstybė be tarpininkų pati pirkti iš kaimininių šalių ir užmaitinti Lietuvą energiją tikrai pigesnė, kur žmogui atpigtų elektra. Tačiau matot, kaip čia viskas dėliojasi. Ir tuos dalykus iš tikrųjų malonu, kad Sigitas domisi, kad jam rūpi. O kaip čia yra? Tai čia tas pats ir yra su žaliaja energetika ir su visom, kas tik tai ką Lietuvoje gamina, niekas pigiau nepagamina, nei atominės elektrinės, kurios šiandien apjungtos į žiedą, daromos jungtys ir parduoda viena kitai valstybės, kurios jos turi perteklių. Tai aš nesu energetikas, tačiau šitie visi dalykai, kurie šiandieną žmogui akivaizdžiai bado akis, aš manau, kad iš tikrųjų turime mes tos dalykus neleisti daryti valstybei. Ir tas dar pinigai, kurie tas VEP, jisai nenueina į biudžetą. Jisai eina būtent tik į energetikos ministeriją. Ir energetikos ministerija tos milijonus, o ir paskirsto tiem saulės energiją, ten... Kažkieno kišenė. Jo, kažkieno kišenė, kam reikia. Jie ir Stonys, kuris būtent su Kauno termofikacinė elektrinė turi reikalų. Taip pat termofikacinė elektrinė, taip pat kompensuojama kažkokios lėšos. Nors kaina yra pakankamai didelė. Ir čia yra daug labai neįspręstų dalykų, kas liečia energetinius dalykus, resursus. Bet iš jo labai galima gerai uždirbti. Žmogui pridėjai 1 centą, jau milijonai yra. O žmogus, kas čia jam tas 1 centas prie kilovatvalandės? Bet jų eina tai milijardai. Va čia ir yra bėdos mūsų. Gerbiami Lietuvos žmonės, o kaip ir Kęstutis minėjo, ir kaip aš prieš skambutį kalbėjau, jeigu mes visi galvodamot, kaip mums reikia išgyventi, kaip reikia susimokėti už butą, kaip reikia nusipirkti, ar kaip reikia skurstančiai mamai pamaitinti vaikus, tai dabar aš galvoju, kad mes visi turim susijungti į vieną kumštį ir turim galvoti, kaip įsaugot mūsų tėvynę. Nes jeigu mes nieko negaminsim, jeigu nekursim darbo vietų, tai jūs paminėsit, nereiks laukti 4 metų. Išvažiuos dar tie, kurie nenori išvažiuoti. Nes... Gal darbo vietų mes pakalbėsim, laukia mūsų dar iš Dzūkijos, Jonas iš Alytaus. Klausome, Jonai, jūsų. Labas rytas. Sveiki. Su šventėmis jūs.
Alio. Kalbėkite, jūs eteryje. Aš norėjau pasakyti savo nuomonę, matydamas Uspaskicho spektaklį. Ir kada jį paliko, perdavė, sakykime, kad į prokuratūrai, bet raudonieji, tai jie įgaus, kai sako, pasitikėjimą, nes duoda liaudžiai suprasti, kad reiškia, mes kokie gražūs, kokie geri, teisingi, jį atiduodam teismui ir vis mums padaryta, bet čia bus kitaip, čia Uspaskichas norėjo papirkti Seimą, tai dabar šitie jau lygtai ir atsisakė, tai dabar jis papirks prokuratūrą ir vis tiek jis liks švarus. Ačiū. Dėkoju. Matot, kas liečia tos klausimą neliečiamybės, tai iš vis turėtų Seimas peržiūrėti ir tokios neliečiamybės negali būti. Negali būti čia tokie išrinktieji, padarė nusikaltimą, tada prokuroras nulenkęs galvutę atėjęs, jisai prašo Seimų, komisijos sudaromos, gal leisit mums jį toliau patraukti atsakomybę ar neleisit, ar tiesiog jau paliekime. Tai čia tas klausimas yra iš vis ydingas. Padarėjai nusikaltimą ir tau jokių čia Seimo prašymų nėra. Ir neturi būti. Be abejo, ten provokacijų, kad nebūtų, apsauga gali būti kažkokia, tai kadangi jie, jeigu pradeda dirbti prieš oligarchų kažkokias įtakas ir visą kitą, bet šiandien tai jie dirba rankon. Tai teismas 6 metus, matot, negalėjo nuteisti. Ar dabar teisingai pasielgs? Nu, duok Dieve, kad teismams iš tikrųjų atsirastų sąžinė ir teisingai pažiūrėtų į visus dalykus. Nereikia teisti mums tol, kol nenuteisė teismas. Mes galim labai, žinot, visus žmonės nuteisti. Bet yra tam teismai. Ir teismai remiasi faktais, o ne jausmais ir ne emocijom, kaip mus čia bando maitinti. Jonas buvo pradėjęs kalbėti labai įdomią temą apie darbo vietų sukūrimą. Kai, žinot, prieš rinkimus ateisim, mes sukursim darbo vietas, mes sukursim, kaip jie sukurs. Juk norint, kad žmogus dirbtų, tai turėjom sudaryti sąlygas. Šiandien, pažiūrėkime, mes neužsiauginam savo daržovių, kiek mums reikia. Mes išvežam žaliavą iš Lietuvos. Mes išvežam grūdus. Ir šiandieną Europos Sąjungoje mes pirmaujam. Grūdų pardavime. Tai kodėl mes negalim pagaminti gaminius, kodėl mes negalim pagaminti kažką iš jų? Pažiūrėkit, kiek darbo vietų atsirastų. Pagaminti, iškepti duoną. Dėl to negalim. Kad yra tokia politika, pasižiūrėkite, kaip dabar yra, reiškia, paimkim mūsų žemės ūkį. Gauna žmonės išmokas, tik jūs nieko nedarykit, nieko nesiekit. Arba kitas klausimas, žemdirbiai, kurie dar dirba, užaugino grūdų. Bet vat kaip šneka per viešasias laidas, priemonės žiniasklaidos, duona vis tiek brangs, mokėsim daugiau. Jo, nes rinkoje pabrango. Nes rinkoje pabrango, taip. Jeigu kažkur... Mokėsim dėl to brangiau, kad sužlugdo viską, žlugdo gamybą, žlugdo pramonę, žlugdo žemės ūkį. Dar aš noriu trupučiuką, kuris čia Jonas šnekėjo, kad reiškia, vat, nuteis, nenuteis, yra teismai, taip, ir jeigu jie bus teismai, kaip turi būti kokie teismai, tai jie padarys taip, kaip turi būti. Bet noriu atkreipti visų žmonių į vieną dalyką, į pačio Uspaskicho. Kaip jis pasakė, nu, jeigu dabar jau taip, tai aš sumokėsiu 3,8 milijono, bet būčiau atidavęs, bet jeigu jau dabar teisė, tai jūs nieko negausit. Pasižiūrėkit, kaip žmogus elgėsi. Jau jis pasiekė įsityčiamo viršūnę. Tai jisai špygas rodė. Tai mūsų išrinktiesiems, o išrinktieji tai atstovauja mūsų tautą, siūlo pačiulpt. Nu, čia... Jeigu, nežinau, aš taip pat suprantu tą žodžią visai kitaip. Jeigu jis ten sakė veną, nu tai jeigu iš venos, tai reikia tą kraują gerto, nečiulpt. Gerai, tiek to. Dar... Mums laukia skambutis gal po to, gerai? Nes Marija paskambino iš Kauno. Klausėme, Marija, jūsų. O, jau nesulaukė, turbūt atsiprašom. Na, tada teskime. Marija, paskambinkite dar kartą, jeigu čia mes jau per ilgai. Seimo nariai, esu minėjęs ne vienoje laidoje, neliečiamybė. Aišku, jie yra išrinkti, jie turi turėti apsaugą, kažką tai. Bet paimkim paprastą pavyzdį. O dabar bet kuris iš mūsų eilinis. Mes vairuojam mašiną ir būnam prigerę. Tai ar tai čia, tai pagal žiūrint, kaip su Seimo nariais, tai mums turėtų būti švelninti aplinkybė. Jokių neliečiamybių. 10 kartų turi atsakyti daugiau,
Seimo narys, kuris padarė nusikaltimą, negu kad eilinis žmogus. Va tada bus Lietuvai tvarka. O kad čia prašyt nulenkus galvą prokurorų neliečiamybę, nu tai čia aš nesuprantu šitą. Dar norėčiau tik tai sugrąžinti jūs prie to klausimo dėl darbo vietų kūrimo. Kodėl Lietuvoje šiandieną kalbama, kad nėra darbo? Kur čia paslaptis? Juk darbo tikrai yra daug. Ir kiekviena įmonė, kuri šiandieną veiklą vykdo, jinai pasigenda ir paprastų darbininkų, ir vadovų, ir specialistų. Kur viskas dingo? Kodėl šiandieną nėra... Kur žmonės? Anksčiaugi prisiminkime, Jonai, kaip iš ryto visi važiuoja į darbą, pietų pertrauką, visi žino, kad į darbą sugrįžti reikia, darbo pabaigoje galvoja, ką jis čia veiks, kažkokia veikia sistema. Šiandieną pažiūrėkime, ką veikia žmonės. O dėl to, kad ta sistema yra sudaryta tokia, kad žmonės nedirbtų. Labai gerai prisimenu, prieš keletą kadencijų, kai gerbiamas ponas Paulauskas pasakė, mes nusipelname gyventi geriau ir mes padarysime, kad žmonės išvažiavę sugrįžtų į Lietuvą. Kur tie pažadai? Tie pažadai kaip ir dabar. Buvo pažadai, kad sukursim darbo vietų, mes įdarbėsim žmonės. Nebus šito. Jo, bet sakykit, ko reikia, Jonai? Ko reikia? Ko reikia? Reikia palankių įstatymų, kad verslininkai galėtų dirbti. Dabar paimkim verslininką. Nu jauną, paimkim jauną šiandieną žmogų, kuris nori šiandieną daryti... Paimkim jauną pradedantį verslininką. Tegu jis tik užregistruoja įmonę, taip pat jis turi pradėti mokėti mokesčius. Iš ko? Dar jis negavo. Jisai atlikęs darbą, dalėsim gaus po mėnesio, po 2 ar po 3 tik tai gauna pajamas. O jis jau turi mokėti mokesčius. Apkauna eilę mokesčių. Bet dabar, Jonai, žiūrėkite, kaip dabar žiūri jauni žmonės į verslą. Koks dabar verslas yra pats populiariausias? Pats populiariausias yra... Nu, kupi, pradai, kaip taip, čia. Spekuliuoti. Pirk parduot. Pirk parduot, jo. Taip. Tai dabar mes ką ieškome, kur ten kiniečių, ten dar kažkieno, tai žinot, produktas, kurie Lietuvos rinkoje atveža tą šlamštų, tiesiog žodžio prasme, sukurti, kad jie visi laikytų labai trumpai tą prekį produktas. Jisai neilgalaikis, kad jį vėl pirktų ir vėl vartotų. Ir dabar būtent verslininkas tas, kuris sugeba parduoti. Arba mokyti vienas kitą. Kaip čia parduoti? Savo laiku mūsų už tai bausdavo. Žinau, pragyvenant visi tą laikotarpį. Čia, matot, viskas labai gerai yra parduoti, bet reikia gaminti patiems, reikia savo rinką apsaugoti. Štai kur yra esmė. Mes visiškai neapsaugom, mes atsidarę kiek tik tai norim, tada priveža mums visokių šlamštų, nukonkuruoja mūsų tą gamintoją, kuris nori gaminti, nes gaminti reikia įrangos, reikia patalpų, reikia sąlygos turėti ir visą kitą. Taip, pradėti gamybą, tai yra nemažos investicijos. Pat žinot, kas tai yra? Taip, tai yra nemažos investicijos. Sako, vienas dalykas yra investicijos. Bankai šitai gamybai tikrai neduos investicijų, kadangi mes kaip ir savo bankų ir nebeturim, bankai vėlgi žiūri, kaip tik tai kuo daugiau uždirbti. Ir mes dabar gaunam, kaip gerbiamas Kęstutis šnekėjo, gaunam prekes, kurios yra vienkartinės. Nu, manau, kad jau Lietuvos piliečiai atsirenka, kas yra gerai, kas yra blogai, kadangi tikrai mūsų rinka yra užversta tokiu šlamštu, kad jau, kaip sakant, atveža šlamštą, mes toliau vėl tą šlamštą atiduodam kažkur tai į labdarą arba į konteinerius, ir sukasi toks ratas. Yra verslininkų, kurie labai maža dalis, bet pradeda gaminti ir tikrai kažką padaro ir perka tą produktą. Ir manau, jeigu Lietuva eis tuo keliu, jeigu mūsų išrinktieji padarys tokius išleis įstatymus, kad mes galėtume kvėpuoti, tai manau, jeigu prasidės Lietuvoje gamyba, bus sukurtas darbo vietas, Lietuva tikrai atsigaus. Va, Jonai, pasakėt svarbiausią dalyką. Jeigu atsiras darbo vietos, o darbo vietos atsiras, kada valstybė investuos į pramonę, kada mes savo gaminsime ką nors, kada mes patys savo pasigaminsim maisto produktus, kada mes patys užsiauginsim savo daržovės. Jūs pasižiūrėkit šiandieną nuėję į prekyvietas, kuo prekiauja šiandieną. Kiek yra, be abejo, visi sako, taip, ten šilta, ten lengviau išauginti, bet žiūrėkite, kaip jie augina.
kokiam priemonėm apsaugoja savo net genetiškai modifikuotus, bando įvežti į Lietuvą, kad jie ten negenda ilgiau išstovi, jie ten kirmėlės nevalgo, bet žmogus tai valgo. Gerbiamas Kęstuti, jūs irgi vieną pasakė žodį labai gerą. Jeigu valstybė investuos, taip, tik tai jeigu valstybė investuos, tai aš noriu pasakyti, čia ne Japonija. Japonų modelis buvo toks, kad japonai investavo, valstybė, vyriausybė investavo. O mūsų vyriausybė, nu gal investuos, bet netikiu. Tai yra liberali. Jo, Jonai, bet žiūrėkit, kaip jūs priėjote prie to klausimo, ką mes pradėjom kalbėti. Valstybė mūsų turi investuoti. Valstybė valdo mūsų išrinkti žmonės, taip? Finansai, biudžetai, tie milijardai, kurie ateina į Lietuvą iš ES ir kurie mes patys sumokame, šiandieną jų rankose, ministerijų rankose, tuose portfeliuose, apie kurie jos čia labai jau noras buvo tos portfelius pasidalinti ir pasidalinti. Didžiulis noras portfelius pasidalinti. Tai dabar žiūrėkit, kur mūsų priešas? Taip išeitų, kad mūsų priešas mūsų išrinktėja. Taip, kurie nesudaro mums galimybių. Tai mūsų tikslas šiandieną yra koks? Viską išviešinti, tą viešumą, kurį mes skleidžiame, paėmę jų dokumentus, kad mes pasidalintume vieni su kitais. Kad mes pamatytume, kad priešas ne taip toli, jis čia pat, Kaune, savivaldybėje. Ar jie mūsų tokie tarnai kaip privalėtų būti? Juk jie pasikėlė, jie iš aukšto kalba su žmonėm. Tai ar jie mūsų priešai, ar jie mūsų draugai? Tai vat mūsų išrinktieji mūsų yra tarnai. Nuėjus, vat yra pavyzdys, konkretus pavyzdys. Mūsų vienas sandraugos narys, nuėjęs į savivaldybę Anykščiuose, paklausė, gerbiamieji, jūs gavot pinigėlis, kuris padėt. Aš noriu žinot, kas jam buvo pasakyti, eik tu iš čia ir nesuktų mum galvos. Ir taip yra visur. Tai mes, mūsų, kaip gerbiamas Kęstutis sako, pareiga yra viešinti ir prašyti iš valdininko atsakomybės, ataskaitomybės, tegu atsiskaito už tai. Ir mes tikrai juos priversim, kad tai padarytų. Jo, bet mes jo nepriversim tada, kada mes būsim patys vieningi. Ir kada žmonės negalvos vien apie save, bet galvos ir apie kaimyno gyvenimą, ir apie savo vaikų gyvenimą. Ne tik šiandieną. Šiandieną mes, aš jau ne kartą minėjau, įsukti kaip voverė rate. Bėgam, skolos, bankam paskolos, mums šiandieną įsipareigojimai tokie dideli, kad mes nespėjam nei mitingą nueiti, nei pasikalbėti. Tai tada daug pramogų, kaip ir minėjai, reikia madinga nueiti ten į tas pramogas, žinot, pasilinksmim alkoholis ir visa kita. Tai yra toks tikslas. Tada pažiūrim mes mūsų gyvenimo tikslas ir esmė. Kokia? Kokią mes šiandieną norim nešti vėliavą? Kokią mes norim palikti Lietuvą? Kas mums šiandieną po kojome? Ar mūsų mylima žemė? Ar yra kažkokių spekuliantų ir sukurtų aferistų kažkokia aplinka, kurioje mes kaip įkaitai, kaip sukam, lekiam, bėgam, darom? Dėl ko mes visą tai darom? Aš tai taip manau. Jeigu dar yra tokių Lietuvos piliečių, kuriam Lietuva yra netuščias žodis, tikrai turit prie mūsų prisijungti ir bendrom jėgom mes tikrai sukursim geresnį gyvenimą Lietuvoje. Nes taip pasižiūrėjus į mūsų valdininkus, tai aš galvoju, mano tokia yra nuomonė, kad dar kadencija, dar kita, susimsi visus tos portfelis, nu ir mes jau turbūt Lietuvoje nematysim. Liks nuskurdus Lietuva. Liks tik tai, ko gero, tik tai vėliava iš mūsų Lietuvos. Jo, bet žiūrėkime, Jonai, pagrindinis dalykas, dėl ko apsijungia tauta. Dėl ko valstybė pasidaro stipri. Kada turi tikslą? Šiandieną tikslų neįvardina. Šiandieną sukuria skandalus, sukuria emocijas tokius užaudrinančius reiškinius. Nenoriu aš čia minėti kokius, kaip jam visiems gaila, kaip jie kažkokio tai vieno kažkokiu tai dalyku, kaip ten kažkokia tai motina savo vaiką nužudė, kaip ten Klonio gatvėje, kaip ten įvykiai vyko, kaip čia tų pedofilų visokių pilna, kaip čia visokių tų iškrypėlių pilna. Tai spręskime.
mums negana kalbėti apie tai, kad atsiranda to vienalyčių, to vienalaščių, žinot, bet jie dauginasi. Jau jie nori šeimas kurti, jau jie nori, žinot, vaikus pasiimti, auginti tokiuose šeimuose. Tai kur vyrai? Kur tie vyrai? Kur tos moterys mūsų, kurie nori vaikus auginti šeimoje, kurios nori gimdyti vaikus? Kurios sukuria namuose gražius santykius, kurie tuose gražiuose santykiuose skleidžiasi dvasinės vertybės. Meilė ne tik tai reikia mylėti savo moterį, savo vaiką, reikia mylėti ir visą mūsų valstybę, reikia mylėti tėvynę. Neužtenka vien individualiai užsidaryti ir spręsti klausimus. O dėl to tos tikslus mes turime labai aiškiai išsiaiškinti. Ir mūsų klausytojai gerbiami, ir žiūrovai, pasakykite savo kaimynams, savo artimiems žmonėms, ko jie norėtų. Jeigu žmonės tik tai nori pinigų ir galvoja, kad tie pinigai, tie popieriukai bereikšmiai, tušti, kurie niekas šiandieną, atsiskaitimo bloknotas, tai jūs galite atsiskaitinėti bet kokiais. Nėra šiandieną jau ir pinigų tikrų, nėra šiandieną nei bankinių sistemų veikiančių žmogui dirbančių. Visi daro biznį, visi daro žmonės įkaitais, visi prigalvoja, kaip tos milijonus uždirbti, atėję į valdžią taip pat, tik tai tą žmogų skuta peša iš visų pusių. Kiek mes leisimės tai daryti? Turim vieną kartą žinoti, ko mes norim. Jeigu mes norim oriai gyventi savo valstybėje, tai mes turim į tai investuoti. Turim skirti ir laiko, ir kalbėtis, ir įsiaiškinti, susieiti ir pabandyti po truputį save pakelti aukščiau kartelę, o neleis žemyn. Ir nėra šiandieną tokios valdžios, kuri šiandieną taip prislėgtų žmogų kaip Lietuvoje. Jau Rusijoje ir tai daugiau yra to žmogui, žinot, suteikiamus galimybės dirbti ir gyventi. Ir šiandieną jų ekonomika kyla. Pažiūrėkime, kas vyksta Kinijoje. Kaip žmonės ten dirba, kokie darbštus visi. O pas mus žiūri kaip lėbauti, lepintis dauguma ir jau vaikų nesuvaldom, nesutvarkom, išvažiuoja užsienį, ten dirba, ten moka, ten užsidirbam. Tai padarykime taip, kad čia galėtume sumokėti. Visi mes darbdaviai turėtų tokias sąlygas, kad iš mūsų neatimtų, nenuskustų mūsų tų įmonių, kad jie bankrutuotų arba visai žmonės liktų be nieko. Ir tik nuo mūsų priklauso, kaip Jonai galvojat, ar pagrindinis dalykas, kad žmogus galėtų dirbti ir oriai gyventi, ar dar kažkas yra svaros, kultūros išsaugojimas, ten visą kitą. Tačiau jeigu žmogus pavalgyti šiandieną negali užsidirbti, eina jisai į konteinerius ieškoti arba eina pašalpų, prašyti negali užsidirbti darbingas žmogus. Jau blogai čia. Kultūra svarbu, mūsų istorija svarbu, bet svarbiausia, kaip ir minėjau anksčiau, kad tai yra, kad būtų sukurtos darbo vietos. Ir tai priklauso tik tai nuo mūsų valdančiųjų. Jeigu bus nekuriamas darbo vietos, tai žmonės bus vėjami iš Lietuvos. Ir laida, matau, baigėsi. Aš noriu pasakyti tiek, kad tikslas, sekančių metų tikslas, ne tai, kad kai mums bandyti išgyventi patiems, bet tikslas būtų, kaip įsaugot mūsų tėvynę. Ir mes turim visi jungtis į sandraugą Kitokia Lietuva, kad galėtume įsaugot mūsų tėvynę. Nes iš valdininkų aš nelabai tikiuosi, kad jie kažką padarys mūsų tautai. Šiandieną, manau, matote dauguma, kad nori valstybėje gyventi iš mokesčių, apmokestinkim viską, apmokestinkim ir bauduokim. Baudos ir mokesčiai, daugiau niekas valstybėje nekuriama. Reikia padėti galą. Noriu priminti Sandraugos Kitokia Lietuva telefoną 86 85 24 724. Dalinkimės informaciją. Žinokim, kad mūsų Lietuva ir jos niekas neapgins, neapsaugos, tik mes patys. Tad linkiu visiems gražių naujų metų, naujų pamastymų, naujų tikslų ir nepamirškime, kad tik tai dalintamės informaciją, žinojimą, galim sukurti kitokią Lietuvą. Teisišką, teisingą, kur galėtų gyventi žmogus oriai. Laimingo naujų metų. Viso geriausio.
Lietuva gali ir privalo būti kitokia, teisiškai ir demokratiškai valdoma valstybė, kurioje kiekvienas pilietis turėtų teisę į laimę ir saugų gyvenimą. Išgirsti atvirai išsakomą kitokį požiūrį į valstybės valdymą, bei žmogaus ir valdžios santykius, aktyviai dalyvauti svarstymuose ir tartis, kartu spręsti ir jau šiandien kurti mūsų visų kitokią ateitį. Kviečia radijo stotis Pūkas. Laidose Kitokia Lietuva.